Labadiena visiems, ko nemačiau. Labadiena, ponas direktoriau. Nematėt mūsų visą savaitę. Visą savaitę įsivaizduojat, nematėte mūsų, ponas direktoriau. Viršiu. Vat jūs kaip nuolatiniai lankytojai, pasakykit man, ko tie žmonės nori? Nu, vat, atėjai, pamatėjai, kad darbo nėra. Nu, reiklauk. O, arba atėjai, pamatėjai, kad darbo yra ir eini dirbt. Arba atėjai, pasiėmei pašalpą. O tai kada mokės tas? Kada mokės pašalpas? A girdžiat, mielas ponas, prašau, darbo birža tam ir yra, kad žmogus neatsidurtų ant gatvės. Taip, šiandien reikia sekančius. Pažyro kaip sniegelis. Domus galerijai, direktoriaus veterinarijos akademijai, prorektoriaus Širvintų ligoninei, traumatologo Didžiasalio ambulatorijai, venerologo Ogmios centrui, valdybos pirmininko, baleto teatrui, baletmeisterio, savivaldybei, koncertmeisterio. Ir dar senamiesčio seniūnija prašo 2 gatvės muzikantų. Ankstesnį vienas emigravo į Dubliną, o kitas laimėjo Eurovizijos atranką. Tai va, Pilies gatvė liko be muzikos. Nu, matot, aš tai nekaip groju. Aš gerai groju. Aš dar mokyklos estradinėme ansamblį buvau, akordus bare paimdavau ir periborčikais Stairway to Heaven. Ir fūzą buvau pasidaręs iš tranzistoriaus ir kronos. Jamam mes šitą darbą. Neman juokat manęs.